vasaros, kaip sutikti Kalėdas, kaip padaryti taip, kad ant kūčių stalo būtų visko. Piemenaudami vaikai rinkdavo riešutus, grybaudavo, merginos uogaudavo ir kažkaip tos tokios šeimos suneštinės vaišiais jos visą laiką būdavo. Nebuvo nei radijo, nei televizijos, nebuvo jokių linksmybių, bet už tai niekas nesilaikė dietų. Nes dietos buvo tiek natūralios, kad natūraliau net nebūna. Tai buvo pasnikas trečiadienį, penktadienį, šeštadienį mėsos, be jokių linksmybių, nieko, viskas buvo suriktavota ir padaryta taip, kad žmonės turėtų laiko ne žibučiuose, kaip dabar žibuokliuose, tokiuose visokiuose gyventi, bet turėtų laiko apsivalyti ir susitvarkyti tai, kas yra sieloje, įsišluoti viską. Ir tai buvo tikrai vilties laukimas visas tas mėnesis. Aišku, jauni žmonės, nieko nepadarysi. Dzūkijoje buvo toks paprotys rinktis merginom vakarinėt. Nusivėdavo kokios 6-7, kiekvieną kartą vis kitoj troboj. Verkdavo, ten, žodžiu, megzdavo mergaitės suėjusios, giedodavo dažniausiai visas kantičkines giesmes, kurias mokėjo. Mums su pusseserė kaip vaikams tai buvo toks siaubas tos kantičkinės giesmės, nes mes labai bijojom pasaulio pabaigos. Ir aš žinau, vieną punktelį, man iš vaikystės, aš nežinau, daugiau kažkaip tų giesmių nebeatsimenu, bet man tai iki dabar toks, sakyti, juodas siaubas yra tas punktelis. Žemė dreba, uolos kyla, iš kapų lavonai kyla. Dieve, kaip aš bijojau. Man net įsivaizduoti sunku. Tai va, aišku, merginos darydavo vieną nuodėmę. Didelę, nežinau, prašom vyskupą ir kunigą užtraukti ausis, nežinau. Čia tikrai didelė būdavo nuodėmė. Žinot, visi norėjo būti ir visi norėjo žinoti savo ateitį. Jau kai buvo populiarus spiritizmas, jūs tai gal net nežinot, jaunimas netokio žodžio, bet mūsų laikais, tai aš atsimenu, kad mes mergaitės sėdėdavom palietę kojas, nes labai bijodavom. Žinau, kad buvo, aš neatsimenu ten to visko ir labai bardavosi ir kunigėlė turėdavo kaip nuodėmę, visos sakydavo, kad nuodėmę tą daro, bet nudarydavo, ką padarysi jauni žmonės. Ir labai bardavo seni žmonės, sakydavo, nesiburkit, nežiūrėkit, kaip Dievas duos, taip ir bus. Nu, bet, žodžiu, tokia lėkštutė buvo porcelianinė padėta, ten kažkokia abėcėlės, ar kaip ten tvarka buvo išrašyta, ir ten kažkaip moteriškiai sudėdavo tas rankas ir tą lėkštutę lakstydavo. Tai mums tas lėkštutės sukimas jis būdavo siaubas. Aš iš to spiritizmo tai atsimenu vieną tokį įvykį. Reiškia, jau susiruošė moteriškiais eit namo, bet kažkaip ant stalo buvo padėta ta lėkštutė, taip jinai ir stovėjo. Staiga ta lėkštutė pradėjo suktis. Viena iš tų merginų turėjo kavalierių. Juozas ar Petras kažkoks buvo, aš jau dabar ir nebeatsimenu, bet žodžiu, tai puolė viso žiūrėti, ką ta lėkštutė rašys, o ta lėkštutė rašo, kad tas Juozas ar Petras nuėjo pas Birutę ir pas ją valgo blynus. Ta jau jo panelė į ašaras, ten visos kitos pradėjo ją ramdyti, kad tu ten, žodžiu, dievuliau čia ir pas tave kitą dieną ateis tų blynų, tu džiaugis, vis tiek tu tų blynų neturi iš kokią, nu, žodžiu, bet buvo taip, kaip buvo. Dar kitas dalykas, kas būdavo, vis tiek žmonės, jaunimas, vis tiek jie ten štukavodavo. Ir jeigu žinodavo bernai, kad merginos eina vakarinėti ten į kažkokį tolimesnį kampą, tada, kaip sakyti, arenoje pasilaukuose pasirodydavo striokas, baidyklė.
kažkas ten kažkokias akis ten susigalvodavo, paklodėm ten apsisukdavo. Nu ir kažkada eina tos jau merginos, nešasi ratelius į tą strioką, pamato, cypia, rėkia. Ir ten tokia buvo Anelė, nu jinai buvo tokia truputį, čia pasakyti, be vieno šalo. Ir jos labai slidžios klumpės buvo. Pokario metais visi nešiojo tuos kadokus vadinamus. Nu ir ten jau jos merginos kitos cypdamos išbėgiojo, o jau ta kažkaip paslydo ir tas striokas eina prie jos. Ta jau mato, kad čia bus blogai, kaip jinai supyko, jinai pasiėmė tą dieną kadoką ir sako, nu tu kalera, nu ateik, nu aš tau kad duosiu galvom. Nu ir akurat, jinai kaip užsimojo tam striokui, tas striokas pradėjo bėgti. Nežinau, kaip ten buvo, žinot, aš jau tikrai nebeatsimenu, bet aš žinau, kad merginos, jeigu jos jį pavijo, tai jau jis aišku nieko nesakė, bet tikriausiai parėjo namo nupešiotas iki nežinia ko. Bet gal nežinau, gal jam ten ir laimingai baigėsi. Na, o iš tų tokių mano dar menamų kūčių, tai aš jau sakiau, kad sovietiniais metais kažkodėl išgaruodavo jau beveik gruodžio pradžioj išgaruodavo silkė, žuvis ir viskas, kas su tais produktais susiję, kad tik nebūtų ant stalo. Tikrai, aš žinau, kad čia anksčiau, jau studentavimo laikais, tai tų miltų gal ir buvo, jau nusipirkdavom tų išsikepdavom bučiukų, bet kai man buvo 10, gal 8 metai, tai žinau, kad ir tų miltų nebuvo, tai iš kažkur mama gaudavo tų riestainių tokių didelių, juos sukapodavo, sudžiovindavo ir tada pildavo į aguonpienį, nieko nebuvo. Žinokit, sakau, labai daug širdies šilumos buvo, taigi. Aš atsimenu, kai buvau studentė, niekaip negali parvažiuoti namo, nes aš Kapčiamiesty gyvenau, tai geriausiu atveju galėdavai atvažiuoti iki Druskininkų ir viskas, ten kelias baigėsi, reikia eiti arba per Nemuną, arba įlti sluoteliu kokiu ir, žodžiu, laukti autobuso. O dažniausiai, aš kadangi mokiausi lietuvių kalbos ir literatūros filologijos fakultete, tai mums dažniausiai imdavo per kūčias nupirkdavo bilietus į kokį nors teatrą. Ir mes turėdavome eiti į tą teatrą ir paskui atsiskaityti, ką mes ten matėm. Taip buvo. Ir aš žinau, kad aš tada nebuvau gavus bendrabučio tais metais ir gyvenau pas tokius pažįstamus ir jie išvažiavo jau pas tėvukų švęstų kūčių ir kalėdų, o žodžiu, aš pasikviečiau 2 drauges, mes nusipirkom baltos duonos kepaluką, iš kažkur, nežinau, viena atnešė konservų žuvies ir tėvukai man buvo atsiuntę plotkelių. Mes susisėdam gražiai visos 3, persižegnojom ir tai buvo mūsų kūčios. Bet kad jūs žinotumėt, kokios jos buvo gražios. Mes skaitėm labai daug poezijos, mes skaitėm Mykolaitį Putiną, mes skaitėm Marcinkevičių. Dieve, kaip buvo smagu. Mes labai daug šnekėjomės. Tai buvo tikra šventė. Ir aš kartais pagalvoju, kiek mažai žmogui reikia ir kiek mes daug labai norim. Toks laikas buvo. Aš norėčiau iš tų laikų padainuoti vieną dainą, kurią aš dar buvau plona, kasom. Čia tiesiog skylė buvo tokia duobė. Va, ir buvom ekspedicijoje. Ir Adutiškį, ir aš užrašiau vieną gražiausių kalėdinių dainų. Aš nežinau kodėl, niekaip nesuprantu, aš jos labai ilgai nedainavau. Nežinau, nemokėčiau pasiaiškinti kodėl. Ir tik tai, kai mirė tėvukas, aš labiau supratau tos dainos prasmę, nežinau, aš ją tada pradėjau dainuoti. Tu vanageli, aštrianagel, nevyli zidelė viršumi medė, ažiai svėjulis nupūs lizdė,
nebus vaikelių, nebus vaikelių aštrianagę. Da jūs sesiūlas, da jūs sesiūlas, da jūs jaunusis, da jūs nuveikit, dai kaboliuosun, da jūs nukalkit sidabro žirklas, aš nukarpysiu pušių viršų, mažygiai užvysiu tėvulio dvaras, tai labai gražus, tėvulio dvarį traje varitelį, pirmuos varitelios saulių latel, antruos varitelios mėnulis laizės, trečios varitelios tėvulis stovi, dukrelės laizės.